Nevėžys su kamuoliu. Simonavičius, Alijevas nesiryžo mesti. Egidijus Dimša prieš jį Mindaugas Kuzminskas. Dimša dviguba gynyba prieš jį. Laisvas Mantas Simonavičius meta, tačiau prie jo suspėjęs prišokti berods Vytautas Šarakauskas, galbūt ir išgazdina rezultatyviausią Nevėžio komandos krepšininką. Lygiai 4 minutės iki kėlinio pabaigos. Derikas Lau iš 3 taškų zonos grąžina 1 taško persvarą savo komandai. Derikas Lau 64-63. Alijevas. Jo metimas netaiklus, keletas iš eilės nesėkmingų atakų ir dabar jau Šiauliai bando vėl perimti iniciatyvą. Jie pirmauja 1 tašku, 3,5 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Atrodo, jog šiek tiek galbūt ir nuvargo. Šios dienos rungtynėse daug jėgų atidavė Nevėžio krepšininkai. Deividas Gailius, taiklus metimas ir dabar jau logiška, jog Kastytis Kundrotas prašo minutės pertraukėlę. Šiauliai įgyja 3 taškų persvarą štai po šio Gailiaus dvitaškio. Kągi, 3 minutės 25 sekundės iki 4 kėlinio pabaigos mažajame finale. Šiauliai 66, Nevėžys 63. Šiauliai 3 komandinės pražangos šiame ketvirtyje, Nevėžys 4. Ir abiejų komandų rezultatyviausi žaidėjai jūsų ekranuose grįžta į aikštę pilni penketukai. Simonavičius, Dimša, Šilinskis, Alijevas ir Gvezdauskas Nevėžio komandoje. Gailius, Šarakauskas, Kuzminskas, Prekevičius ir Lau. Šiaulių komandos penketas. Nevėžiui reikia kažkaip atgaivinti užstrigusį puolimą. Simonavičius. Vėlgi viskas atrodytų buvo padaryta taip, kaip reikiant, išskyrus patį paskutinį etapą. Metimas buvo netaiklus ir Deividas Gailius prieš tai pelnęs labai svarbius taškus. Dabar labai sėkmingai žaidžia ir prie savojo krepšio, stabdydamas pavojingą varžovo reidą. Šarakauskas iš toli, netaiklus metimas. 2 minutės 45 sekundės iki kėlinio pabaigos. Prašo palikti jį vieną Rolandas Alijevas, štai Egidijus Dimša. 5 sekundės lieka atakai, veržiasi Simonavičius ir jį stumteli, atrodo, Mindaugas Kuzminskas. Tai bus 4 komanda, ne, Marius Prekevičius. 4 pražanga jam, 4 komandai šiame kėlinyje ir svarbiausia, kas dabar matyti yra labai reikalinga Nevėžiui. Iš naujo paleidžiamas atakos laikrodis, taigi naujos 24 sekundės. Gvezdauskas kažkodėl ryžtasi metimų iš toli, nors turėjo galimybę veržtis link krepšio. Metimas netaiklus, tačiau pats Darius Gvezdauskas numuša kamuolį savo komandos draugams. Ir dar kartą teks arti ginantis Šiauliams. Darius Šilinskis iš 3 taškų zonos metimas netaiklus ir Derikas Lau nuima kamuolį. Tai padaryti jam padėjo labai sėkmingai po krepšiu atitvėręs Egidijų Dimšą Mindaugas Kuzminskas. Derikas Lau, Kuzminskas liečia jo mestą kamuolį. Nevėžis, tačiau jau pritrūksta tiesiog jėgų ir koncentracijos matyti Nevėžio žaidėjams. Niekas nepagriebė to šokinėjančio kamulio ir labai lengvai 2 taškus pelno Vytautas Šarakauskas. Čia pats taigia rezultatyvę ataką atsako ir Egidijus Dimša. 68-65 plus 3 taškai Šiaulių komandos naudai. 1,5 minutės iki 4 kėlinio pabaigos. Derikas Lau pataiko 3 taškį, kurį gali būti, jog gali tekti ilgai atsiminti Nevėžio komandai. Iškart šokteli persvarą iki 6 ir Nevėžiui reikia staigaus ir aišku geriausia būtų tokio paties atsakymo. Ir Mantas Simonavičius, 6 jo 3 taškis nuo lentos per rankas iš sunkios situacijos ir vėl tik 3 taškų skirtumas. Minutė 10 sekundžių. Nepavyksta perimti kamulio iš šiek tiek užsižiopsojusių šiauliečių Nevėžiui. Tačiau Šiauliams lieka jau tik tai 5 sekundės atakai. Derikas Lau.
Šarakauskas paskutinę minutę pradeda taikliu dvitaškių metimu Vytautas Šarakauskas. Abi komandos šiandien vertos pergalės ir abi komandos tai demonstruoja šiandien nuo pirmos rungtynių akimirkos. 73-68 dar kartą klysta Nevėžio krepšininkai, atrodo senka paskutinieji jų jėgų. Likučiai nebedaug padaugėja netaiklių perdavimų, smulkių klaidelių, net ir po savojų krepšių kovojant dėl kamulio. Ir dar vieną minutės pertraukėlę, likus žaisti beveik 40 ir jau jaučiasi gerokai tvirčiau nei prieš kokias 3-4 minutės. Jie dabar pirmauja 5 taškais, jų žmogus stos prie baudų metimo linijos ir mes du baudos metimus. Grįžta į aikštę ir Nevėžio komanda. Na, jau minėjau, jog daug traumuotų arba pusiau traumuotų krepšininkų Kėdainių ekipos gretose ir tai šiandien labai gerai matosi, žiūrint į rungtynių protokolą. Iš esmės 6 krepšininkai šiandien visą mačą, visus 4 kėlinius tik tai gali remtis Kastytis Kundrotas. Ir nepaisant to, kad tie 6 krepšininkai 36 minutės grūmėsi negailėdami nei savęs, nei varžovų ir nieko nenusileido savo priešininkams, vis tik matyt per tas lemiamas minutės gali to vieno, bent jau vieno papildomo žmogaus ir pritrūkti. Ir kur kas geresnės nuotaikos jau Šiaulių gerbėjų tribūnose. Pradžiugina dabar jau juos ir Deriko Lau taiklus baudos metimas 74-68. Ir 6 taškų skirtumas išlieka, taigi skuba į priekį Nevėžio komanda, laiko jie jau nebeturi, ilgom atakom reikalingi staigus greiti išpoliai. Mantas Simonavičius dabar stos prie baudų metimo linijos. Pražanga Derikui Lau. Štai 21 taškas jau jo sąskaitoje, 18 įmetė Deividas Gailis. 23 įmetęs yra Mantas Simonavičius. Ir taiklus antrasis baudos metimas, 4 taškai. Ir dar nesiruošia kelti baltos vėliavos Nevėžio komanda. Iškart prasižengia Darius Gvesdauskas, leisdamas varžovams išlaikyti kamuolį nepilną sekundę. Kągi, dabar pasižiūrėsime, kaip baudas meta Derikas Lau. Kol kas šios dienos rungtynėse jis 2 metė. Ką tik tai matėme, viena iš jų buvo netaikli. Ir gal pirmenybėse jo rezultatai tokie: 29 metimai, 22 taiklius. Na, procentas lyg ir geras, tačiau štai dabar prameta jau pačią pirmąją. Antrasis metimas taiklus, vienu tašku pasiteisino ši pražanga Nevėžiui. Tai vėlgi, vis greičiau tirpsta laikas, Gvesdauskas metimas netaiklus ir nuo Šiaulių žaidėjų Gailiaus ir Šarakausko nepasidalinusių kamuolio po savojų krepšių. Dabar jis vėl atitenka Nevėžiui. 27 sekundės. Reikia mesti, puikiai tai suprastamas pataiko Mantas Simonavičius. 7-asis tritaškis, 27 taškai ir įspūdingas pasirodymas mažajame finale. Ir tik 2 taškų skirtumas pavyksta sustabdyti Dariui Šilinskiui Deividą Gailių. Aukojasi Nevėžio centras, suprasdamas, jog net jeigu ir pavyktų išplėšti pratęsimą, dabar svarbiau buvo sustabdyti varžovą pražangą. Nors ir žinodamas, kad tai yra 5-oji pražanga jam, sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio visam laikui Darius Šilinskis. Deividas Gailius prie baudų metimo linijos. Šiandien jo rezultatai 2-3. Nėra pats patikimiausias baudų metikas Šiaulių komandoje. Tik tiek geriau negu 60% taiklumu meta jis baudas, tačiau dabar pataiko pirmąją. Ilgai kaupėsi, ruošiasi. Šiam metimui Deividas Gailius ir taiklus. Kai labai reikėjo, Deivido Gailiaus ranka nedreba, nervai išlieka tvirti ir jis padidina skirtumą iki 4. 77-73. Vaidas Pauliukėnas grįžta į aikštę vietoj Vytauto Šarakausko, o dar vienos 3-osios minutės pertraukėlės prašo Kastytis Kundrotas, rodydamas tuo, jog kova dar nebaigta.